Žiūrėkit, mėlyjei, šiandien yra žolinė. Tai yra ne vien tik tai krikščioniška šventė, bet tai yra ir baltų šventė. Ir nuo seno buvo švenčiama šita baltų šventė. Ir aš dėka šios šventės irgi atėjau į mišką pasirinkti medžių, pasirinkti žolių, tos, kurios neša ypatingą energiją, ir darysiu namams apsaugą. Žiūrėkit, kokias ką turiu. O, prisirinkau kažkiek, tai dar ieškau, dar trūksta, ieškau 9 arba 12 arba 27 žolių, kas yra susiję tiek medžių šakelių, tiek žolių, tiek įvairių su šakniabumbiais, kad būtų. Tai yra, jie parodo žemę, kas būtų ir stiebai, ir kas būtų ir vaisiai, kurie parodo irgi orą. Taigi ieškau, kas tiktų mano puokštį, ir kursime puokštę. Dabar žiūrėkit, mėlyjei, kiek aš čia visko prisirinkau. Pavyzdžiui, šlamutis, ane, tai gausos pritraukimui, dobalas irgi gausas ir harmonizacijos įvedimai. Tai lygiai taip pat bitkrėslę radau. Nuostabus augalas, jisai yra sveikatai, jisai iš viso neša labai tokią absoliutų energiją, labai tokią ploną, netgi tokią tankę energiją, ir jisai labai harmonizacija ne tik tai kūno, bet ir lauko. Tai jisai turi tokią galią. Dabar žiūrėkit, irgi šermukšnis sveikatai ir gausai, taip. Turbūt jau žinote šitą. Ir lygiai taip pat ir riešutmedis irgi nešantis vaisius, ane? Irgi ir gausai, sveikatai, harmonijai, fiziniam atstatymui, fizikai. Pavyzdžiui, ąžuolas, jisai yra stiprybėj visame kame. Vien tik tai jo palietus lapelius jau iš karto jaučiasi toksai tvirtas stuburas, ane, tai jisai atstato visą savo tą, jeigu tu išsilakstei, jeigu tu ten, ta prasme, tavo mintis yra nesukauptas, išsidraikiusios, tai jisai padeda su tuo. Viskas, šitas pašnekėjau, lygiai taip pat žolės. Žolės jos irgi neša į namus, pavyzdžiui, ne tai, kad gausa, bet neša, kad tavo namai būtų pilni visko, ne, visas tavo, tiek maisto, tiek visokių gėrybių, tai neša ir tiek pat ir žiedai. Pavyzdžiui, taip pat nusiskyniau ir klevo lapelių, nelabai radau ištemptų, buvo labai gaila skinti, buvo labai jaunas medelis, nusiskyniau klevo lapelių, tai jį irgi pinsiu į puokštę, vien tam, kad jisai duotų tokią harmonizaciją ir tokią švelnę, tokį stimulą eiti į priekį. Tai toksai švelnus kaip ir impulsas duodantis žmogaus energijai. Dabar žiūrėkit, beržas. Beržas, jisai yra ypatinga, neša tą energiją, jisai yra informacijos nešėjas. Tai man tai yra ypatingai svarbu, nes, kaip žinote, aš esu priemu informaciją iš to lauko ir noriu ją priimti. Tai informacijos nešėjas man, jisai labai reikalingas. Mes su juo bendraujame, tai iš tikrųjų pas mane beržas auga. Pas mane aplink mano namą yra 4 beržai. Tai aš esu beržų portale. Dabar yra, kaip ten strauklapio šitie stiebai, ne? Jie ne tai, kad simbolizuoja, jie naudingi tiek moteriškai sistemai, tiek vyriškai sistemai. Tai yra ankštis, ne? Ir tos ankštis yra, kad palaikytų vyrišką ir moterišką sistemą sveiką, pakeltų libido ir kad būtų lygiai taip pat detoksas, organizmo švarumas. Tai irgi viskas prisideda. Žiūrėkit, radau ir jonažolę. Jonažolė irgi yra labai stiprus augalas. Jisai ir atbaidantis blogas dvasias. Jeigu vaikai blogai miega, tai jonažolė gali padėti. Pasidedant tokią paukštelę jonažolės prie lovos, tai ir ramus miegas, tai jinai turi tų visų galių ir jinai duoda saugumą. Ir taip pat, žiūrėkit, čia prie jonažolės. Ir dabar nusirkiniau dar eglės šakelę. Jauna eglutė buvo, irgi labai buvo gaila, tai nusiskiniau eglės šakelę. Eglės šakelė duoda atsinaujinimą, nuima tas destruktyvias energijas. Tai jinai duoda tą regeneraciją, kvėpavimą, lengvumą. Tai jinai skirta tuo. O šitas, kaip ir sakiau, jisai duoda materiją, įeina, jis tai pagrindas yra sukuriantis materinę
fundamentą. Ir taip pat radau va šitą, tai yra samanos. O samonės yra jūsų, jisai yra susijęs su oru. Ir jisai duoda lengvumą, kvėpavimą ir visą tai, kas yra lengva, pakylėta, tarsi sparnus uždėtus, tai duoda sąmonės energija tokia. Tai visus šitos dalykus aš pinsiu. Dar pamiršau paminėti papartį. Papartis irgi jis yra susijęs su oru. Tai sąmonės ir papartis jis yra susijęs su oru. Ir pasižiūrėkite, ant kiek jisai yra lengvas, ant kiek jo lapai yra kokie struktūruoti. Ir tas jų išraišymas jisai yra kitoks. Pasižiūrint, tai energija neša jisai gana stipriai, bet jisai tuo pačiu ir duodantis tą lengvumą. Lengvumą, balansą, harmoniją. Tai tokias žolės prisirinkau ir dabar eisiu pinti. Galit pažiūrėti, kas pas mane vyksta. Dedu po biškį visas šakeles ir tiesiog bandau kažką priderinti. Ir ką aš kiekvieną pridedu šakelę, aš kartuoju tokius žodžius, kaip mantra. Vainiką pinu, harmoniją vedu, meilę ir gausą surišu. 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 Taigi man šitas vainikas, jisai daugiau panašus į puokštę, aišku, bet jisai bus pas mane visus metus. Ir aš paskui jau irgi kitais metais irgi per žolinę jį galėsiu sunaudoti ten, kur reikia, jeigu dar nebūsiu sunaudojus. Bet šiaip per visus metus galima jį naudoti. Tai vainiką pinu, harmoniją vedu, meilę ir gausą surišu. Vainiką pinu, harmoniją vedu, meilę ir gausą surišu. Aišku, aš nesu tų vainikų pinėję, nelabai aš juos moku pinti, bet tai, kas pas mane papuola į rankas, aš suvedu su savo energijomis. Ir tos energijos jos turi savo galią. Tai čia nebūtinai reikia tą vainiką pinti, bet tiesiog sudėti taip, kaip tau atrodo teisinga, nes kiekvienas turim savo teisingumo laipsnį. Ir kai susideda, tada būna panašu į tai, kas būna panašu. Tai čia pagal harmoniją gaunasi pagal jumis. Taigi, aš jau greitai būsiu pabaiga. Vainiką pinu, harmoniją vedu, meilę ir džiaugsmą surišu. Tokia puokštė pas mane gavosi. Tokia pas mane puokštė gavosi. Aš čia pasidėsiu, kad nebūtų visiems metams. Tai, kas liko iš gėlių, iš lapelių, atiduosiu ugniai, nes ugniai reikalingas irgi kažkokia tai auka, padėkojimas, būtent žemynai, taip, tai būtent šiai deiviai. Tai čia baltų papročiai ir jie visą laiką turi didesnę vibraciją negu katalikiški papročiai. Aišku, jie lygiai taip pat turi tą kitokią vibraciją, bet baltų pas mus yra kraujyje, taip, pas mus yra genuose. Ir jie duoda skirtingą vibraciją. Tai taip, o dabar noriu papasakoti apie apsaugą. Tai čia yra gausos, meilės, harmonijos puokštė, sveikatos, kad tai, kas yra sudėta čia. Tai viskas, ką ta puokštė padės išlaikyti man namuose, būtent čia harmonija, sveikata, meilė, laimė, džiaugsmą. O dabar, jeigu norite daryti apsaugą, tai aš patarčiau pasirinkti drebulės šakelių. Drebulės šakelių, aš šiandien labai ieškojau tų drebulės šakelių ir niekaip neradau. Tai jau visą kalną, mišką, nelabai ten buvo. Norvegijoje turbūt labai retai aš matau tos drebulės, tai retas augalas. Bet jeigu pas jūs papuola drebulė, tai pasinaudokite. Ir iš drebulės šakelių nusipinkite mažytį kažkokį talismaninį vainiką. Ir
imdami sakykite, kaip jinai ten Latvienai sakė, drebulę pinu, vainiką dedu, apsaugą nuo blogio ir blogų jėgų. Drebulę pinu, vainiką dedu, apsaugą nuo blogio ir blogų jėgų. Tai būtent šita apsauga, jūs kai susikursite šią apsaugą, jūs įsidėkite į gražų maišelį ir pasidėkite prieškambarį prie lauko durų kairėje pusėje. Tai jums bus labai stipri apsauga, viso namo apsauga, šeimos apsauga ir netgi kai jūs ateidinėsite iš po darbo, jūs pastebėsite, kad šita apsauga labai gerai veikia, netgi tas energijas nuima, jeigu jūs turėjote kažkokių nekokybiškų energijų, jinai juos nuims. Jūs, aišku, galite kartuoti mantrą žodžius savo susikurtus ir taip kaip susikurs, kaip tik kokia mintis ateis į jūsų sąmonę, tai taip ir bus, taip ir reikia, taip kiekvienas mes esam skirtingas, pas mane yra tokios, o pas jūs gali būti kitokios ir lygiai taip pat ir puokštė, ar tai vainikas, ką jūs įsipinsite, tą jūs ir turėsite, tas ir ateis į jūsų lauką, tai čia kiekvienam čia pagal kūrybiškumą, kaip sakoma, pagal tas energijas, kurios ateina pas jumis, tai pagal jūsų sąmonę. Taigi, va, mylėjai, šiandien tokius darbus galima daryti, būtent žolinės dieną, tai ir bendrauti su augalais. Aš kai miške buvau, tai kai kiekvieną kartą prašiau šakelės nuo medžio, nes, žinote, negalima plėšti taip, medžiai irgi lygiai taip pat turinti sąmonę, su jais galima bendrauti ir jie tiesiog reikia atsiklausti. Tai jie labai meiliai ir noris bendrauja, tai tiesiog ateini, pasibendrauji, pasibūni, jie duoda tau tą energiją, netgi grįždama namo, tai jie tarsi tas vėjas toksai gūsis atėjo, apgaubė mane ir tarsi toksai palaiminimas irgi iš visatos, iš stichijų. Tai va šią dieną yra tokia gana stipri diena ir šią dieną palanku praleisti bendraujant su augalais. Ir jie tą sukauptą energiją per visą vasarą, per visą pavasarį, ką jie ten yra sukaupę, tai galima šią energiją užantspauduoti ir pasiimti savo, ir jie tuo mielai dalinasi. Jie tam ir atėjo, jie turi tą paskirtį, kad dalinti šią energiją. Ir šiomis žiniomis ypatingai labai noriai parduoda žinias beržai. Tai va, kaip rodžiu, pas mane yra 4 beržai, aš gyvenu informacinėme portale, galima taip sakyti. Tai va, ir duoda tą informaciją toksai, tai va, augalai labai mielai bendrauja. Kiekvienas, aišku, jūs susirinksite atskirą puokštę, skirtingą, bet pasistengkite, kad būtų iš 9 arba 12 arba 27. Tai 27 yra pats resursiškiausia ta puokštė, nes jinai apima labai daug energijų ir šią energiją pripildo namus jūsų. Tai va, mylėjai, ir galite atsiųsti nuotrauką, kaip jūs pasidarėte savo puokštės.